Lietuvos motociklų sporto federacija ir motoklubas Šauliai pristato Šiaulių apskrities varžybų 5. etapas Aleksandrijoje. Šiaulių rajone Aleksandrijos motokroso trasoje po ilgos pertraukos vėl sugaudė motociklų varikliai. Čia surengtas apskrities taurės varžybų 5. etapas. Trasoje tądien varžėsi kelios dešimtys sportininkų ir ypač pajėgių, tokių kaip Vytautas Bučas, kuris Lietuvos vardą garsina Vokietijoje vykstančiuose ADAC varžybose. Šį kartą tarp vyrų galėjome išvysti ir motokroso gerbėjams jau gerai pažįstamą Eriką Dvarionaitę, vienintelę merginą varžybose. Sportininkai po ilgos pertraukos vėl užsukę į Aleksandrijos trasą, organizatoriams šį kartą pagirų negailėjo. Malonė, šuoliai labai gražus, gerai paruošta. Aišku, ne veltui Europos darė čia čempionatą MX2. Tai taip, kad prilygsta visiems kriterijam, kaip sakė. Startą išlošiom, tai sekės blogai, tai yra gerai, konkurentų vytis nereikėjo. Toks pasilsėjimai važiavimas buvo, toliau žiūrėsim. Trasa puikiai žiūrėčiau, visat paruošė labai gerą trasą. Na, konkurentų turbūt neturėjau. Turbūt į starto laimėjau iš karto startą ir nebuvo didelės konkurencijos. Trasa tai labai gerai yra iš tikrųjų. Paruošta lygiai. Nu, man patinka, dinamiška. Šiaip čia viena iš geresnių trasų Lietuvoje. 85 kubinių centimetrų klasėje 5. etape nepavėjamas buvo Domantas Jazdauskas, be konkurencijos laimėjęs visus 3 važiavimus. Jam už nugaros 2. ir 3. liko atitinkamai Kasparas Kodys ir Jokūbas Januškevičius. Pradedančiųjų klasėje nugalėjo Tomas Goštautas, 2. liko Kęstutis Kilypas, bronzą pasipuošė Tadas Bertašius. Open klasėje niekam vilčių nugalėti nepaliko Vytautas Bučas, Kęstutis Kazlauskas džiaugiasi 2. vieta, o Evaldas Šukys 3. 6. apskrities taurės varžybų etapas vyks birželio 25 dieną.